Ko atvež grūdus pasver, pili bunkerį varai. Partijom kiek žmogus atsivežė, 100 kilogramų atsivežė. Lenciūga tokia būdavo, įsukdavo tokia pūrė, kaip tavo lenciūgo vėjas pasikeičia, suk lenciūgo sparnai suka. O žiūrėdavom, kaip malo, nevola, tai būdavo toks rat sukas, girint sukdavo. Vienas melnikas girdavo, tokie seniukai kažkokie. Nes vis vien reikia išplakti, tas girint plakdavo. Tai sakoma, toks štavo didesnis. Girnos storos, sankios. Sukdavo savo vėją kryptį, sukdavo to malūno, iš kur vėjas, tai suka. Pasako. Tai viena, štai to malūno dviejos durys yra. Iš vienos pusės iš kitos, nes kad atsisok iš vakaro vėjais, tai važiuoti nepreismas, sparnai suka. Iš anos pusės ėjant, kad jau iš rytų vėjais, kad iš tos pusės ėjant. Žmonės nešas maišų, atsivažiavę malį. Va, tokie maldavo. Duoda gerą, čia pitelis būdavo, tokia smulkė, kaip į balsinę padarydavo. Geras malūnas buvo. Vėjant malūnas, daug šį žmonių važiuodavo. Tai daugiau kaip nebemala, čia ne, tas girnas jau iškėla, čia elektrinės padaugo iškėla, to gyvuliam malt, kolokė, kaip susitvėrė, tą malūną apleido. Čia gaismas nupirka tos stanoks pastatė, čia išpakruoja tą žydą malūną. Ir pradėjo valsų dirbti, Aš nebesimenu kokias metais, iš armijo man pradėjo malti. Nebuvo elektros. Traktorius sukdavo, traktorius dinamo varė, dinamo elektrą gamina, sukdavo tų malūnų. Pat naktį maldavo, kai pradėjo daug malimo būdavo. Dieną naktį varydavo. Gyvuliam, duoną maldavo anksčiau kviečių. Kviečių, rugės, ragaičių vadinamam. Žmonės maldavo, gyvuliam maldavo, daugiau valskį pastatė, tai jau viskas susibaigė prasmalims, nes visko išmetė į tos malūnsius, tos volus, nevolus tos. Išmetė, padarė visko ant valskį, rengimai jau nebe tokie buvo. Tai va, tai tokia istorija tas malūnas.